Prisiminkime labai gražų žodį – įtrauka. Kas ta įtrauka? Šitas tekstas dabar jų neturi. Įtrauka tai yra teksto atitraukimas nuo krašto. Kol kas mes mokėmės tik vieną vienintelę įtrauką, bet jų yra ir daugiau. Prisiminkim, kaip ją uždėti. Pasižymime tekstą, tada einame į savybės, kad atsidarytų įvairūs įrankiai ir štai čia yra žodis įtrauka. Ir kol kas mes mokėmės pirmosios eilutės įtrauką. Nusistačius norimą jos dydį, mums atsitraukia nuo kairiojo lapo krašto kiekviena pastraipos pirmoji eilutė. Tai čia pirmosios pastraipos pirma eilutė atsitraukia, antrosios pastraipos pirma eilutė ir trečiosios pastraipos pirma eilutė atsitraukia nuo krašto. Bet egzistuoja dar kitokios įtraukos. Tai yra įtrauka iš kairės, jeigu aš ją didinu, ar matai, kas darosi. Tekstas tolsta nuo kairiojo lapo krašto. O įtrauka iš dešinės atitraukia tekstą nuo dešiniojo lapo krašto. Taip pat yra ir du mygtukai – padidinti įtrauką arba pamažinti įtrauką. Tai tiesiog įtrauka didėja didesniu intervalu negu spaudinėjant štai šias rodiklės. Na ir dar yra toks mygtukas atvirkštinė įtrauka, kurį paspaudus įtraukos apsikeičia.